Trijobet. Ką nors treneris teigiamą pasakė? Nelabai, bet ką padarysi, šiandien gal prastai atrodėm, buvo galvos kažkur kitur. Aišku, CSKA nieko gero nežaidė, bet jiem to užteko laimėti, mes nieko netrodėm šiandien. Gavom Berlyno trenerį. Viskas normaliai. O kas patiems buvo? Kodėl taip nesitikėjai? Kažkaip gal, aišku, tų minčių nedaug lygoje, bet vis tiek norėjom savo aikštėje prisivažiavau, bet taip gavosi. Reikia pamiršti ir ruoštis savaitgalį. Tai tos mintis kažkur kitur sakė, tai matyt savaitgalių mintis, ne visus ten. Vis tiek visi galvoja, reikia išvažiuoti atsilošti Neptūną ir paskui žiūrėsim. Buvom jau šeštadienį, pirmus varžybas, kurias reikia laimėti. Ar buvo kas nors aikštėje, ką darėte ruošdamiesi savaitgalį? Ar jau žaidėte prieš CSKA, kad laimėtumėte? Kelis momentus kažką atidirbinėjom, bet ne per daugiausia, nes turim dar 2 dienas, tai pasiruošim savo varžybų. Ten buvo daug pražangų, jūs kietai gynėtės, ar teisėjai labai taip kabinėjos? Aš negaliu komentuoti teisėjų darbą. Jų darbą švilpnų sužaisti yra kaip gerai. Gerai.